Eik tu savo, kaip masažuoja. Tikrai nice. Su vandeniu tokia technologija. Užpakaliuką. Kaip kutena. Sakau, aš tau 100 uždėjau viską. Eik tu savo. Kaip šitna varo. Tikrai, tai apsimyšiu čia. Kaip Eurovizijos žvaigždė, tai apsimyšiu. O skauda? Užtenka jėgos. Gera. Patinka. Tikrai rekomenduoju. Nemėgstu sporto klubų, bet pagarba ką padarė. Man patinka. O dabar, ką mes bandom, tai Cryo Lounge kėdę. Kartais smagu pabandyti. Dažniausiai aš masažuoju kitus. Dar čia užsakiau tokią moterį, kuri ateina už 5 eurus. Atlikinėja kubido masažus. Šiaip smagiausia man tai buvo šita kėdė su vandeniu masažuoja visą nugarą, pėdas. Po 10 minutėlių net pakirto koją. Taip masažuoja kojeles man. Tai sveiki visi, šiandien antra diena. Tai yra antras vakaras šitam sporto klube. Bandysim stumimo judesius. Nedarysim tos pačios klaidos kaip vakar. Gimnastinę dalį paliksiu į galą. Pradėsiu daryti nuo tų elektrinių treniruoklių, kad būtų dar jėgų jiems, nes po to jau galą tiesiog kovo mane sunešioja jie kiaurai. Tai ką, einam išbandyti bėgti treniruoklio. Nu gerai, pradedam standartinį, nedirbę nesužinosim. Kabelių sistema, galima eiti per tą laiką parodysiu. Kas čia labai krūtai, kad yra kabelių sistema. Ir visiems pratimam, kur seniau darydavai, nuo Facepool, nuo Chestfly ir visų kitų, visiškai naują geimą duoda. Nes tu gali ir dropsetus, ir ekscentrinę fazę, viską uždėtai. Tiesiog, ką tai reiškia, kad beveik visus pratimus reiks persitreniruoti ir pabandyti ir gal kažką atrasim gero. Gausim 1 kilą, kas 2 repsus. 0,7 ant ekscentrinės fazės, kad naudotume. O tai yra koncentrinės. Labai nice. Maždaug tuo metu, kai jau jėgų trūkumas yra, ateina dropsetas, ko pasekoje galiu be kolegos treniruotės. Kuo puikiausia, net nereikia prašyti, kuriuo metu dropsetin. Kas yra, tai jau savo jėgas ir kokiu range'u pasirinkti dropsetą. Labai gerai. Realiai pagalvoju, kad aišku, žiūrim, koks tikslas, ar hipertrofija, ar jėga, ar galia. Tokia lentelė, gal vėliau, gal dabar, pagal kurią aš sportuoju ir kokius būdus naudoju, žiūrint, koks yra mano tikslas. Ir išritinguota padaryta meta-analizės. Manau, tikrai jinai nice yra. Gal ir naujausia kažkokia atsirado tyrimų, tai aš nežinau, gal kažkas žiūri, pasižiūrės. Aš naudoju ją. Tai vat. Pailsėjom, arbatos pertraukėlę padarėm. Šitas labai gerai man patiko. Idealiai pataikiau dropsetas, 1 kilogramiukas, kas 2 repsas, 0,7 koeficiento. Opa! 1, 2, 3. 1, 2, 3.
11 reps, dar 4. Koks dar geras vienas dalykas, tai jei pametė skaičius, tu gali ekraną pažiūrėti, tai man čia tobulą. O tai aš skaičiuoju 7, 10, 12. Labai gerai. Truputėlį pažaidėm ant ekscentrinės fazės. Toliau manau, ką darysim. Tai čia eisim. Nežinau, ar labai apsimoka per, kaip pasakyt, per čia slide tipo naudoti izokinetiniam režimą. Aš pabandysiu. Gal 0,5, kad praslystų. Nes pratimas yra toks nelabai, ištiestom rankom per vieną sąnarį šauna. Nematau didelės prasmės naudot. Būtent čia, skuodos ir kitur, tai labai gerai. Bet vis tiek pabandysim dėl įdomumo. Matytas veikėjas atėjo. Oi, aš tuoj čia pabaigsiu, eisiu ant treniruoklių treniruotis. Tu gal norėsi pastebėti iš šono, kaip aš darau ir gal kažką išmoks. Šiaip dabar gali irgi klausyti, ką aš šneku, jeigu tau įdomu. Bet jinai vlogų žiūri, tai visas gerai, jinai viskas supras. Šiaip visai naišilas įsakinėtinis, galvau vis nesąmonė. Eik tu savo, jisai geras pratis, jau negaliu padaryti ant 7. Krūtinė žoskas, jis sako. Dar 3 minimum. Negaliu suvest. Toks crazy jausmas, kai bandai suvest rankas, va tiek va trūksta ir tiesiog tik. Dar vieną. Kitą maudą. Tai yra. Nes tai čia tikrai daug nereikia, kokių, neatsimenu, 4-5 pilnai užtektinai. Kažkiek augimų yra. Vieną pratimą padariau, rankos užaugo. Atsiprašau, ponė, mes pažįstam. 4. Vieną dalyką, ką noriu parodyti, tai gal čia leisti taip sekti. Jeigu sėdu. O, nice. Gerai. Žodžiu, mėgstu elastinį maudą daryti giant setup. Tai šaunu 20 tokių trumpų. Tada normaliai, 20 trumpų, va čia skaidulos vidury krūtinės skaiduloms. Tada atsėdu čia ir šaunu toliau 20. Tiesiog bendrai ant krūtinės. Ir tada šikną tai paleidžiu į gilį, ant kampų atsėdu ir išsirečiu kaip nesveikas. Ir pro apačią spaudžiu ant žemutinių skaidulų krūtinės lastos. Gerai, prašau. Stebėkit. Įdomu, kiek padarysiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dabar darau 1, 2. Pasunkinti reikia. 5, 3, 4, 5, 7.
Tikėkimės 2-1 repsas. Gerai. 1. Kitur. 5. Šiurpas net krečia. 6. Negaliu suvesti, reikia palengvinti. Ką jūs treneriai? Toks įdomus, elastiniam audui gal šitas Giant setas ne pats geriausias, su paprastu svoriu man maloniau. Dar kai laikau patį treniruoklį, svarbu, asmeniškai aš mėgstu pušinti per va šitą dalį ir pasukau taip rankas į vidų, lyg kraujo duočiau. Bet šiandien biškai biceps skauda, tada aš svorį čia dedu per vidurį, tokio turėjau kampą, alkūnės laikau į išorę. Bet šiaip aš mėgstu taip daryti, kaip biškai gimnastinę poziciją labiau ir spausti per šitą grandę, kad išžiebtų čia skaidlo šonės. Tai va, padarėm pekdek treniruoklį. Vakar ką mačiau gerą pratimėlį, kurį noriu padaryti, tai... Ai va, tenai. Skauda? Padarysim deltoms šitą treniruoklį. Malonus kampas. Vakar man patiko šitas treniruoklis. Kažkur tik surasim kamerą pastatyti. Ai va, tobulai radau. Va, pradėsim nuo 5 kilogramiukų užsimesim. Šiaip tokie treniruokliai labai retai kada būna patogos. Dažnai kažkaip laužia pečius ar labai į priekį ir galą, bet čia kampas jau padarytas ir mobilumas visai normaliai hitina, todėl šiandien bandysim atlikti šitą. Gerai, kažkur gal apie 15 padariau. Čia jau nieks nebeskaičiuojant šito treniruoklio, tai sunkiau daryti. Šito irgi išbandysiu tikrai. Čia Smith treniruoklis po vieną ranką, tai nesu nieko daręs, bet atrodo įdomiai. Nes dažniausiai per Smith treniruoklį kokia problema? Viena ranka stipresnė, kita silpnesnė apskritai. Čia jeigu tu nori daryti Smith, bet nori abi pusės vienodai apkrauti. Kol kas man šitie treniruokliai nenuvylė, visai dauguma jų labai krūtė. Važiuojam. Tik man įdomu, ką daryti žemesniems žmonėms, ar čia gal kilnojasi šitą platformą? Uik, tu savo pažiūrėk. Bravo, tiesiog. Dizainą, kas darė treniruoklį, žinojo, ką daro. 100%. Nes aš galvoju, kaip mano mažiukai klientai šitie short kingai padarys. Mane sektų, čia viskas gerai, delnas. O šitas tai padariau pabaigęs. Dabar eina, filmuoja. Dabar grįžtam, kur baigiam. Aš galvoju, kaip čia dizainas kontroliuojasi. Wow, gali net pakelti. Man gal... O kaip iš čia stovės? Platforma. Eik tu savo. Easter egg čia pilna šitą apdžyvę. Gerai. Nepatogu, tai reikia pažeminti, kaip buvo. Bet tokio sprendimo dizaino, tai pirmą kartą šiaip asmeniškai manau. Kas supranta, kas žyvė vargadinti, supras apie ką eina kalba.
Ir čia gal net vienu metu gali daryti ir apačią ir net nesitrukdo. Pasaka. Jeigu noriu kokį giant, super setą šauti. Jeigu turim tokią galimybę, tai pakrausim, kam čia padaryta, kad panaudot. Dar po 5 paimsim. Jeigu nori ant manęs fokusą pagauti, tai tiesiog 2 kartus per ekraną patapink ir man pagaus. Tuoj prieš darimą padarysiu arbatėlės pertraukėlę. Noriu tą slow motion padaryti. Kartais sunku jau persveri 9 laipsnių kampą ir šauna į viršų, tai reikia maks iki 9 pakelt. Dar 3. Įmanoma daryti ar ne? Eik tu. Geras ir šitas. Dar vieną setuką šausim viršų apačią ir eisim į kitą treniruoklį. Čia turėjau 20 uždėti. Tuoj pakeisiu. Bam, 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 bam. Čia. Tu sov. Čia petys plyš, matau jau iš karto. Jau bišį bando pasikurt. Viens. 2. 3. Masė 7. Girdėt patys, kaip sutraškėjo krūtinė. Viskas reikia mažinti. Gal metu 15. Nieko čia nebus gražiai. Gerai. Gerai, turim. Mes mėgstam kartais ryte prasibėgti 10 km ant tuščio skrandžio ir tada šauti į kokį gerą viešbutį, kur galima pusryčiauti. Tai vieną kartą, kai po pusryčiavom sakė, išmėsi į minusą į virtuvę, tai čia per jūs. Ai, 5 eurų. Daugiau? 7. Tarp 5 ir 7. Žodžiu, video vlogas surenka 100 laikų ir einu į Pacai Bottomless Brunch ir suvalgau tiek, kad vemčiau. 5 eurų. 5 eurų? Manau, gera investicija būtų
O kiek tu realiai ant savo galvos išgert galėtum bonkių? Mama, kad tenai yra Botanus Branch Pacuose. Gerai, bandau žodžiu kitą treniruoklį, kur nieko nesubandęs. Opa. Taip, pasitiesim skudurėlį šitą. Tvarkingai, gražiai. Žodžiu, technologijų, tai čia irgi, kad įsiaiškint, ką čia daro. Kažkokią turim rankeną visų pirma, čia apačioj. Čia apačioj kažkokia rankena. Ką jinai daro, aš neįsivaizduoju. Ai, atstumą. Čiuožinėjom. Ar jinai kelias, ai valenkės. Supratau. Tada mes pagal idėją pakelsim ir pasuksim. Nepabandė. Manau, užmetam kiek? Po 20. Stabiliai. Gerai. O ką čia daro šitas? Kas čia girdi? Kas čia per nesąmonę? Tipo, čia... Gerai, tuoj. Kitą treniruotę pratęsiu, krūtinę. Matau, be direktoriaus važiuosim sportuot. Gal čia užkris ant mane šitą nesąmonę. Šiaip visai malonus. Oi. Paėmimas ant jo tai labai keistas. Reikia sugebėti po vieną ranką pasukti ir neišnarinti riešų. Toks įdomokas. Tuoj apsivemsiu aš čia po šito stumimo. Važiuojam. Šito koją aš nenaudosiu kažkaip. Gal be jų patogiau. Kaip sakoma, skonio reikalas. Aš tai nežinau, ar labai man jis patiko. Truputėlį tas ištrižas A formos suvedimas kažkaip ne pats maloniausias, pasakyčiau taip. Eime į kitą. Palaukit sekundę, sorry. Dar nemačiau, kad šitas treniruoklis, kur mes darėm, reguliuojasi kampas. Tai gal aš jo potencialo neišvydau pilno. Ai, ne, čia tik incline. Nu, dėl jūsų padarysiu. Va, dabar make sense, kodėl čia kojas yra užkišta. Jo. O taip žymiai geriau. Nuo 1 iš 10 vertinu 5, tai pakilo gal iki 6,5. Bet vis tiek. Ne pats mėgstamiausias. Pagausim tokį kadriuką iš tolo. Gerai, kągi mes čia turim. Situacija yra tokia. Tu užnešiu svoriuką. Mano nuomonė čia chlapato dėl Smito tiesiog po vieną ranką. Čia konstruoti reikėjo šitas, šią diską tiesa eitų, tada šitas nukrypiančias, atidaryti 30 skirtingų kampų. Turi būti toks over-engineered, bet nematau tiek daug reikalo tai kurt. Bent čia kažkas yra mylėtojai labai Smith treniruoklių. Į priekį. Norisi, kad čia nusileistų, leidžiasi dabar. Ir labai klibu aš ant jo.
Pabandykime dabar. Ar sėdynę reiks pažeminti? Su tokiais treniruokliais užtrunka laiko. Dar labiau priekį noris. Jau geriau. O, šitas žymiai geresnis už tą. Man asmeniškai kažkaip geriau filinu viršutinės krūtinės daly. Visai malonus strečas čia apačioje. Dar vėl. 10. O. Dar nejaučiu, bet gal kokioj 3-4 serijai pradėsiu jausti. Bet vertinu amplitudės, visai malonu. Reikia arbatos pertraukėlę padaryti. Šiaip jau pailsėjau porą setų ir viršutinę palangę. Krūtinės pradėjau tikrai jausti. Žiūrėk, pumpuojas. Bandom toliau. Iš pradžių tai jau truputėlį, bet dabar kuo ilgiau darau, to geriau. Šitą gal ir vertėjo over-engineerinti. Bandom. Su lėtu ekscentriniu, plius pauzę. O čia geras strečio. Maloniai čia strečina krūtinės viršutinę dalį. Dar 2. Dar 1. Nice. Taip keistai, lyg ir pavargsta krūtinė, bet ir lyg rankos pirmos. Šeši. Dar 2. Nuorgis jau gytų. Kad nekristų čia galvą. Reikia, staigiai išlyst. Gerai, einam nukrūdinėti treniruoklį. Ir dabar, ką aš dar norėsiu padaryti. Padalinsiu šiandien, padarysiu tik treniruoklį dieną. O rytoj šausiu, manau, full gymnastic routine, tai žiedus, lygiagretės, handstandą. Viską pafilmuosiu kitam gyme. Na, žinai, čia į šitą gymą aš ateiksiu daugiau pasiruošti su treniruokliais, kuriais nesu bandęs. O gymnastic rutiną, visą gimnastinę rutiną aš galiu padaryti ir savo kitam gyme, kur aš dirbu. Tai viską.